Sveiki, tai jūsų transporto priemonė? Oi, ne, tai kienoji. Nu, įmonės mašina. Kokį jūs įmonėje dirbat? Nu, nelabai žinau, nes ką tik įsidarbinau. Čia mano pirmas darbas šitoje įmonėje. Ar žinai, kokį svorį gabini? Oi, nežinau. Viskas aišku. Kam krovinys bus naudojamas, žinai? Turbūt statys tvoras, nelabai žinau. Ar yra kažkas draudžiamo transporto priemonė? Oi, ne. Ar yra kažkas nelegalaus medienos krovinėje? Oi, ne, ponė, tikrai nieko. Ar leidi man apieškoti mašiną ir esantį krovinį? Taip. Sveiki, kaip laikotės? Puikiai, jūs? Viskas puiku. Puiku, apžiūrėkim, ką čia turim. Apsisuk. Apsisuk, kartuoju. Rankas už nugaros. Tu esi suimus su žmonių kontrabanda. ¿Todos bien? Sí. Manau, užteks, galės išlįst dabar. Labas rytas, išsimiegojot. Šypsokitės, nufotkinsiu jūs. Na, papuolė, dabar lipat lauk visi. Išlipot ir sėda čia visi. Ir be jokių kvailyšių. Tai tu nežinai, kur to transporto priemonės draudimas. Varai mašiną su draugeliu? Taip, supratau. Ten limuzinas? Taip. Taip, toks pagyvenęs, 97, jis visas juodas kaip mano rūra. Juodas 97 metų Lincolnas. Gerai, turiu klausimą, ar galiu apieškoti transporto priemonę ir limuziną? Taip, žinoma, jokių problemų. Limuzinas? Nu, apžiūrėk ten gale viską. Vyruti, paduok kitą galvutę suktukui. Yra žibintuvėlis ant suktuko, taip, girdite, ten yra žmonių, rimtai, taip, nejuokauju. Aš juos ištrauksiu iš ten, čia juk nesveikai karšta, taip, traukiamės lauk greičiau. Amigos, mes jums uždėsim antrankius. Ten jų daugiau nei 10. Kur keliauju, dėkis antrankius. Norėjau, kad sustotum ten aikštelį dešiniai. Supratau, atsiprašau. Viskas gerai, dabar jau būk čia. Užsidėk normaliai saugos diržą. O atsiprašau, gerai parodyk mašinos dokumentus. Stoj.
Turi ginklų su savim? Ne, neturiu. Važiavau į garažą pasikeisti tepalus. Bevažiuojant pasigau kelis vienis į padangą, taigi bandžiau kažkaip įsisukti iš dienos situacijos. Iš kur tiksliai dabar važiuoju? Iš univero turiu šiokių tokių problemų, supratau. Ką studijuoji? Finansus. Kuom užsiemi, ką dirbi? Išmokus dirbti autobuso vairuotoju. Noriu vairuoti autobusą, mano mama autobuso vairuotoja. Savaitgalis dirbu gelbėtoju. Mašinai yra draudžiamų daiktų? Ne, nieko nelegalaus. Nėra ginklų? Ne, nėra. Kokaino? Tikrai ne. Didelės sumos grynųjų pinigų? Tik apie $1,000. 1000, supratau. Didelio kiekio žolės mašinų nėra. Nu, žinokit, aš mėgstu viską seko. Nieko tokio, dėl ką seko, bet didelio kiekio nėra. Oi, nėra. Ant galinės sėdynės pas tai medicinė marihuana? Taip. Visos tos dėžutės pilnos, dauguma jų tuščios. Atrodo, kad ten koks 1000, oi, ne. Na, aš ten mačiau pilną maišą, todėl taip galvoju. Nu, bet ten tikrai nemažai. Nu, aš mėgstu parūkyt, kas seka. Nu, aišku, mėgsti, tai mėgsti. Juk nieko tokio parūkyt. Turi kažką draudžiamo prie savęs. Nieko prieš tai apieškosiu pirmin. Padėk rankas ant mašinos. Nesi prisidirbęs? Ne, nesu nieko prisidirbęs. Sėskis į mano mašiną, tu nesi suimas, tu kol kas sulaikomas. Išklausyk manęs, senai dirbau šį darbą. Ieškau narkotikų bei ginklų. Jeigu būsi atviras su manim, aš tai atsižvelgsiu. Sakau tiesiog, kaip klostysis viskas toliau. Aš dabar turiu atlikti savo darbą. Ir aš jį atlieku huienai. Tu labai daug bruzgenai ir tai pasirodė įtartina. Aš viską suprantu. Paskutinė tavo galimybė. Jei ten mažas kiekis, man nerūpi mažas kiekis narkotikų. Būsiu atviras, ten yra žolės, bet nedaug. Kiek nedaug? Porą uncijų kažkur. Porą, sakai. Tik atrodo daug. Supratau. Tu ką tik iš kofešiopo ar kaip? Kodėl tiek dėžučių su kasiakais? Būsiu atviras. Aš žiauriai daug rūkau žolės. Belė kiek dūminu. Mėgstu prie savęs daugiau turėti. Ne belė kiek, nu bet tu parduodi ar ką darai? Ne, nepardavinėju. Mano hebra tau daug rūko, bratkis daug rūko, draugeliai daug rūko, tai aš juos ir pavaišinu kasiekėliu. Bet nepardavinėju, aš pavaišinu tiesiog. Nu, galiau kalbėsi. Apie ką? Tai po puoduko laikiklių. Po puoduko laikiklių? Taip, mašinos gale. Nesuprantu, apie ką čia kalbė.
Ar aš ten matau kylą, ble? O, viešpatėliau. Eina šiknon. Perskaitys to teisės gerai, turbūt supranti dėl ko. Nors lūktelsiu kito pareigūno kaip liudytojo. Kas čia vyksta? Kai ką radau mašinų, teks ir labai rimtai mums pasikalbėti. Ką tu ten radai? Gerai, pabūk mašinui kol kas. Žiūrėk, štai ten kažką radau. Pasižiūrėk. Tu ką nematai? Tengi žiūrėk į tą pusę. Tu nematai, kad ten slėptuvė? Ar nematai? Čia dar keli matosi. Mano rankos mažesnis, duok pabandysiu. Šudinai čia gaunasi, neina kažkaip ištrauk. Tiesiog stipriai patrauk atgal. O, mažulė. Tuoj dar vieną trauk, laikyk. Va, taip, gerai. Turiu. Saugok savo rankas. Atitrauk šitą. Tuoj prieisim. Ištrauksim tuoj viską. Man atrodo, sulaužiau su replės. Nesvarbu, tuoj ištrauksim viską iš čia. Kol kas palikim čia. Manai, čia kokso plytos? Gal. Nors neaišku, kas ten įpakuota. Eina šiknonu, čia tai užgaudėm barigą, nesveikai. 5-4 kilai. Eina šiknon. Tiki čia eina savo kiekių čia. Čia belė kiek. Nu čia taip įsdėts. Pašvies dar čia. Nu ką, rankas už nugaros. Dabar jau esi suimtas. Man verčia atlaisvinsi? Aš tau sakiau, kad būsiu geras, jei mane meluosi. Antrankiai tau puikiai tinka. Tiesiog puikiai. Vsio, viso gero. 8, 9, galėtų būti 10. Gal patraukim visą tai? Ne, lai lieka kol kas čia. Gausis puikiai nuotrauka, drauguži. Šiandien tiek parose. Ačiū, kad žiūrėjote. Spaudžiam patiko, dalinkimės ir iki kitų video.